Geras, kaip gerai atrodo. Nežinau, čia neįsimatys gal. O, juda, matai viduj? Geras. Nu, ilgai tas mano jaunuolis ten ritasi. Nu, dėsim kiaušinius į inkubatorių. Turim tokį inkubatorių. Ir reikia ten, kur kiaušinukas. Tai kaip yra šitas. Čia yra smailinosytė, čia nesmailinosytė. Tai reikia dėti va šitai. Smailinosytė į viduriuką. Jo? Nu, dėk. Čia gal nesvarbu iš tikrųjų, bet taip. Nu, kita. Šitą nebūtų vien šalia kitą. Nu va. Uždarom. O tas? Tas irgi matas. Lujungai. Va. Neturi būti... O, va tai kaip sukasi. O, ir viskas. Dabar to sušils. O tada vėl pridės... Ir lauksim už 3 savaičių 21 dienelės viščiukų. Nu kas čia mums gausis tais kiaušinėliais. Bandysim, žiūrėsim. Čia yra toksai buteliukas, kur pripili ir jisai, nežinau, gal nuo šilumos ten garina tą vandenį, tas kiaušinis į save kažkaip įjė. Iš tikrųjų labai ekspromtu nusipirkau šitą aparatą Smart Incubator. Internete pažiūrėjau porą atsakymų, kad paprasta naudoti, jokių dalykų nereiktų. Pažiūrėsim. 30 eurų kainavo. Tai bus matyti, ar pasiteisins, nepasiteisins. Iš tikrųjų, anksčiau turėjau tokį mažiuką inkubatoriuką, ten 3 kiaušiniai tiesiedėjo ir vieną kartą esu išritinęs vieną. Bet realiai vis tiek reikia turėti, kad mažiausiai 10 turėtų kiaušinių, nes, nu, retenybė, kad iš 10 kiaušinių visi 10 ir išsiristų. Tai čia yra 12, tai aš tikiuosi bent kokie 6-50% tikimybė, kad būtų, kad išsiristų, būtų žiauriai fainai. Čia instrukcijoje rašo, kad tipo, kiaušiniai turi būti šviežus kiaušiniai turi būti 4-7 dienų po padėjimo. Nu ką, žinau, 4-7 čia vieni yra 3 dienų, kiti yra šios dienos porą kiaušinių, tai pažiūrėsim. Tai kai kiaušinių surenki, reikia 2-3 kartus per dieną jos pavartyti, kad turbūt neprikiptų gemalas. Nu, bet šitie visi rekomendavimai padarymai vien dėl to, kad tikimybė išsirist. Va. Rekomenduojama pripildyti šilto vandens kas 3 dienas. Nu čia pažiūrėsim, kiek čia išgarins per tas 3 dienas, nes šilumą duoda 38-37,5 palaiko viduj. Tai kažkiek tai išgarina. Jeigu kambario temperatūra mažesnė negu 20 laipsnių, rekomenduojame uždengti šitą dangtelį ant viršaus. Va šitaip, nes tada šitas dangtelis jisai prilaikys šilumą, kadangi mūsų temperatūra kambario yra 23, bent jau čia, tai normaliai, nieko nedengsim. Nu pažiūrėsim, kaip čia, ką tik rodė 3,8, nukrito iki 3,7, tai automatiškai turi vidury sensorių, įsijungia ir pašildo. Pirmą kartą galima kiaušinius patestuoti po savaitės, po 5-6 dienų, tada gali po lempikę pašviesti jos ir matys, ar užsimezgia. Tai aš galvoju, gal, nežinau, ar ten po pirmos to savaitės žiūrėti, gal geriau, gal pamėginsim, pažiūrėsim, kaip nuotaika, pasišildysim kambarį. Antrą kartą galim patikrinti kiaušinius po 10-12 dienų, ar embrionas jau matosi ar vystosi, nes po 5-6 dienų jau toks taškelis turi atsirasti ir kraujagyslės atsirasti kiaušinėje, o po 12 dienų jau matosi pats embrionas. Ir paskui trečias patikrinimas yra 16-17 dieną, jau praktiškai prieš 3 dienas prieš išsiritimą. Ir tada yra tas vidų toksai tinkliukas, kuris sukinėja varto kiaušinius kas 45 minutės, tai jį rekomenduojama yra išimti lauk, nes kai kiaušiniai išsirita, kad viščiukam netrukdytų vaikščioti. Nes rekomenduojama, kai jau pradeda ristis, neatidarinėti dangčio ir viščiukų neišiminėti, tiesiog kol jie nenudžiūna, tas sparneliai. Va. Ir ritimosi periodas yra 19-21 dieną maždaug plius minus. Temperatūra turėtų būti 3,7-3,7,5, nu tai jeigu čia rodo 3,7-3,8, nu tai vis tiek čia palei kraštą, gal jis yra biški vėsesnis. Čia vis viršui karštesnis. Bet čia matoma yra kažkoks ventiliatoriukas viduj, kuris pučia ir po visą orą važinėja. Ir viskas. Pažiūrėsim, kaip čia mums seksis.
gal išsiris kiaušukai. Nu, jaunimas, šiandien praėjo lygiai 7 dienos, kaip yra kiaušiniai inkubatoriui. Dar viena dienelė, čia turi, jo, 7. Turi dukrytę tokį kalendorių pasidarius, galima užbraukti. Ir žymim kaip kiaušiniai ir dabar laikas būtų pažiūrėti, ar vyksta užsimezgimas kažkoks tai. Tai gražiai išimsime iš inkubatorius, dabar gal jums pradžiai parodysiu kiaušinuką, kuris yra, nu, išvištas, plikas. Tokią lempą turim. Ir taip va, uždedi jį. Ir va, jūs matot, čia yra tuščias kiaušinis, matot, nieko nėra. Tuščias, taip? Tuščias kiaušinis. Čia plaukė tas geltonas. Paimam kitą kiaušinuką. Šitą. Irgi pamatai tuščias yra, nieko nėra. Matot? Gal čia per stipriai jums šviečiu, gal biškai silpnesnė. Va. Jis yra be jokio rezginio, be nieko. Gal dar per stipriai biškai šviečia. Gal taip. Čia tiesiog, kad kamerai labiau matytumėt. Va. Dabar imsim kiaušinį po vieną iš tenai. Ir turi būti, stadija turi būti tokia, kad turi būti kažkoks arba taškiukas ir daug kraujagyslių jau pasidarė. Nieko daugiau negali būti. Ponelė. Kaip bus įdomiai. Vai, koks šiltas kiaušinis. Turiu pamirį palies. Palauk, ir pažiūrėsim, kas viduje yra. O, šitas matos jau yra tamsesnis. Pažiūrė. Jau kažkas jame yra užsimezgę, matai? Čia va. Jau kažkas yra šitam kiaušinį. Lauk, kitą dabar pažiūrim. O, šitas kiaušinis jau irgi kažkas mezgasi. Matot, koks yra pusė balto ir pusė jau. Nenoriu jo labai purtyti, aš nesu specialistas, bet va, matosi, kad jame jau yra kažkas. O jeigu būtų visiškai tuščias, vadinasi, jisai galima jį išimti. O, čia irgi matosi, va. Matot vieną pusę. Kita pusė šviečia. Tai galima taip visus kiaušinius rekomenduoja patikrinti. O čia irgi matosi. Jums gal nelabai. Va, tamsus kitoje pusėje. Nu, žodžiu, kažkas vyksta. O čia irgi matosi tikrai užsimezgęs. Užsimezgęs vieną šoną. Tokia didelė. Kaip kraujagyslės kažkokios. O šitas mažiau kažkaip jau matos. Čia va yra taškelis toks. Toks vaizdas, kad jis biškį vėluoja, bet va juda. Lemba kaip geras, nežinau, jūs matysit. Plaukia viduj pats. O matot? Duodas viduj. O irgi matosi, nežinau, ar įmanoma bus per kamerą parodyti. O viduj matot dėduliukas, jis juda, plaukia. Va. Tai reiškia, kad yra gyvybė. O čia tas yra oro burbulas vadinamas viršui. Va, čia yra oro deguonės burbulas, kur pirmus oro įkvėpia, malas šitas, pirmus savo oro gurkšnius įkvėpia. Na, čia jums viską, ką pasakoju, tai ką aš prisižiūrėjęs YouTube iš tikrųjų, nes aš tikrai nežinau. O šitas irgi geras, kaip gerai atrodo. Nežinau, čia neįsimatys gal. Va, juda, matai viduj? Geras. Tai visi užsimezgė. Tai tiek žinių, tokia apžvalga. Dedu greitai atgal. Fantastika. Visi kiaušukai gyvi. Na, ką turim gero. Šiandien bus 17 diena, kaip yra kiaušiniai dėti. Prieš porą dienų šiaip turėjau 14 dieną daryti patikrinimą. Antrą galima daryti. Bet aš patikrinimo pražiopsojau, nedariau, nes turėjau svečių. Iš Lietuvos atskridusių, tai nenorėjau čia sėdėti užsiminėtais dalykais. Bet tikiuosi viskas bus gerai, gal trumpai patikrinsiu, nes ne šiandien 17, tai rytoj realiai, rytoj po pietų jau turėčiau sustabdyti aparatą, nes rekomenduoja, apie 19-20 dieną prasideda ritimas, kiaušinių išsiperėjimas, žodžiu. Tai šiandien 17-18, tai poryt jau gali būti, kad gali išsikalti pirmas kiaušinis. Tai
nerizikuojant dėl to išsikalimo, reikia sustabdyti aparatą ir išimti tą tinkliuką. Va būtent šitą tinkliuką, kur laiko kiaušinius, kad daugiau jų nebevartytų. Nes kiti būna neišima ir kai viščiukai išsirita, vis tiek jisai sukasi ir paskui gali kojytę prispaus, gali dar kažką. Tai jau kai yra paskutinės dienos, tai jau nereikia to kiaušinių vartymo. Šiandien tai rytoj jau reikia išimti šitą dalyką. Ir ką, lauksim viščiuko, žiūrėsim, kas čia gausis. Ir tada rekomenduojama nuo tarp 19 ir 23 dienos, tai 19, 19, 20, 21, 22, 23, nu, dar per savaitę nuo 19 dienos, kiek išsiris jau tiek, nes atseit, jeigu daugiau jau neišsiris, tai turbūt ir neišsiris. Tai žiūrėsim, lauksim. Nu ką, šiandien už kelių valandų sueina 18 perinimo diena. Čia nekreipkit dėmesio, vaiks rašė, kitą pusę skaičius. Ir nenoriu laukti vakaro, noriu kai šilčiau gal biškį, aišku vakarą gal būtų geriau palaukti, kad darėčiau dar patikrinti kiaušinius. Nu viso, imu lauk, pasidedu kiaušinius, vieną du patikrinsiu ir viso, ar dėsiu atgal, kad negaišlaiko, nes jau rytoj vakare, poryt vėliausiai turėtų vykti perinimas, nes 19 dieną, šiaip sako, tikimybė, kad pradeda ristis, tai rytoj vakarė turėtų, arba rytoj dieną, ir paskiau savaitę ar kažkiek laiko. Kartais sako, gali išgirsti garsą. Nu, aš negirdžiu. Šiaip būna tie kiti tokie didesni. Ir labai įdomiai čia nusispalvinę kiti. Va, tai šitą dalyką reikia išimti, čia jisai varto. Greit pažiūrėsiu kelius kiaušinius, gal matysiu, kad nors į spintą įlindęs. Vienas tai matau, kad toks apytuštis. Pažymėsiu iksiuką, kur labai neaiškiai. Greičiausiai va šitas su iksu blogas, nes tikrai persišviečia kiaurai. Viso, daugiau nežiūriu. Tikėkimės geriausio, nes jau visi praktiškai juodi. Tai va, tai vienas kiaušinis tikrai, mačiau, yra kaip ir neišsivystęs. Tuo pačioj stadijoje, kai buvo prieš savaitę. Nu, įdomiai. Be niušučių eksperimentas. Laukiam 2-3 dienų, žiūrėsim, kas bus. Hebryte, išgirdau pirmus cypsesius. Nežinau, kiek jūs matysit, bet va, pirmas kiaušinis kalasi. Nežinau, vien čia tai pridėt, kad neatsispindėt. Ai, vaimiškio. Prasikalė. Pirmas kiaušinukas. Kafeinė. Viskas be niušuts nebeis į darbą. Turi būti pribuvyje jas. Pamėginsiu uždėti timelapsą, nes vis tiek man reikia biškį liekti iki darbų. Šiandien yra praėję 19,5 dienos, nes vakare bus lygiai 20 dienų, apie 5 val. Vakaro. Galiu pasakyti, kad aš kaip Mars Vaks. Tas pirmas kiaušinukas išsprogęs. Kartais sucipsi iš nervų. Cip. Nu, ilgai tas mano jaunuolis ten ritasi. Nelabai jam čia sufokusuoja, bet va. Snaputį va jau kaišė. Orą svarbu gauna. Turėtų viskas būti gerai. Girdisi kaip cip. Gama ir anas, man atrodo, biškiau prasilupęs. Man vaidenas. Gali būti, kad čia dviese jau čia lupasi. Man dabar toks vaizdas va ir anas. Kiaušas irgi tos pačios, tas 29, tas 28 dienos. Jo, anas irgi trūkęs jau lenda cipalas. Nice. Gal bus daugiau. O, ir šitas mėlynas. Irgi pratrūkęs liktai. Ha! Nu čia kaip pabirs dabar viščiukai, jo, ba šiekmėti. Jau nervin nuo pat rytą metą. Niekaip neprasikalta kiaušai. Bet vis pasčiabi, va čia dar vienas pradėjo kaltis toje pusėje. Tai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daugiau nematau liktai. 7 kiaušio ir kur, nu, pratrūkė, praskilė. Bandau tai lapsą daryti, bet nežinau, kas čia gausis iš jo. Nu, bus kaip bus, gal bent užfiksuosiu bent vieną, kaip jisai čia prasirit. Nors sako, tie pirminiai prasiritimai tokie biški ir sunkesni. Nu, laukam. Mūsų dar eisiu gulti
Niekas nebus prasirytę rytoj rytė, čia bus pilna, jau duosis visi viščiukai. Pasveikikim vieni kitus, išsirito pirmas gaidėlis turbūt. Vargšykis dar tik prieš minutę išsirito. Turi sudžiūti viskas, rekomenduojama netraukti lauk, kol neišdžiuvo plunksnelės. Tai reikėtų paruošti guolį. Aš tai noriu sutį tokiai. Tai aš parnešiu dėžę namuose, viską padarysiu. Tikras gaidelis, nors kelma kaulį viršų. Dar va šitaip žiūrėk. Ir kada tą galvą negali pakilti. Kiekviena minutė svarbi dabar, kad išgyventų. Brolius stumdo, broliai daritas. Nieko, brolis biškai gal paspartins. Gal paspartins, Nežinau, pakrutins. jeigu yra broliai arba vienas sesė. Nu, viščiuks duodas po visas pusės dabar jau pradės lakstyti, bardakus daryti. Tai vietoj lempos turi tokį nusipirkęs dalyką. Čia yra viščiukai, gali palysti po iki 20 plus minus viščiukų. Po tą palys kaip šiltai, kaip kad bus po mamas pilveliu. Ką tik išsirito dar vienas. Turim 3 gražuolius. Tas va dabar čia neseniai išsirito. O čia jau tas pirmas buvo. Tas jau beveik visas jau putukus atgavęs. Tas antras, o tas prieš 10 minučių šoka. Tai visai fainiai. Vai, koksai. Vai, koks stiprus. Stojus ant kojų. Čia, einam miegoti. Netrukdyti. Ir šitas labai judėja, tai gali būti, kad rytoj išsiris arba naktį. Labanakt. Labas rytas, gerbėmieji, žiūrėkit, kas čia daros iš po nakties. Ką tik išsirito šitas. Juočkis. Ir va, šitas juočkis to jau išsiris. Judesėlis vyksta kaip reikalas. Dar šitas paprasikalės ant tai kyšo nosį. Tai žiauriai fainai. Oi, ten jau nesutelp, reikia traukti lauk. 5 kiaušinius. 5 kiaušinius. Šliuk. Reikia traukti lauk, šitas pukočiausias. Tas, kur yra kitas Na. šis ten, ir tada... Įdomiai mažiukai, ne? Va, kaip puikiai vyksta perinimuose momentas. Čia va tas nesiniai įsiperėjo, va toj šitas išlys jau. Labai jau noris jisai. Oi, kaip spardosi, tai bus kliukštirsiu. Tai labai smagiai, labai fainiai. Yra 3 jau išnešėm. 1, 2, 3, 4. Tai dar bus 4, čia bus 7. Oi, kaip tas jau nori lys lauk. Iš pradžių labai baisų vakar buvo palikti, jau norėjau vakar iškelti 3, nes čia kai duodasi jie, tai viens kitas stumdo, lipa per galvą, nu tokie ir kaip pijokėlį prigėrė. O, kas šit spardas jau to išlys. Tai labai gerai, vat 18 dieną reikia išimti lauk. Oi, išsiryta. Galvą išmetė lauk. Tai 18 dieną reikia išimti tą kiaušinių vartyklę, čia yra biškai kitoks, būna kiti inkubatoriai, kur tiesiog iš šonus vartose, o šį čia tai padėti kiaušinį ir su karatu.
Nu tai jau daugiau negu pusė išsirito. Tai jau eksperimentas geras mano nuomonė. Kaip už 30 euriukų šits inkubatorius. Labai nuostabu, nes kiti inkubatoriai po 300 eurų kainuoja. Liep, storulė. Tai labai smagu, labai norėjau, kad šitos būtent iš mėlynų kiaušinių išsiristų bent keli, kad dėtų tos mėlynus kiaušinius, tiesiog įvairovę padidinti vištininkę. Aišku, galėtų būti spalvos kitokias višto, bet nieko tokio. O, kaip lipa lau. O, все, išlipa. Tai dabar biškį palauksiu, kol apdžius. Tada išimsiu tos kevaliukus ir gal dar šitą pukotuką jau išimsiu lauk. Nes jau visai išdžiūvęs yra pakaklė geltona, fainiai biški tokios spalvos. Tai mišrūnai pas mane čia. Va. Tai visai čiotkai. Tai koksai mielas. Papilvė geltona, o pats juodas. Tai tas išsirito prieš pusę valandos, dabar šits išsirito. Nu ir daugiau liktai nesimato. Nu vakariai išimsiu visus tuos išdykėlius, tada pamažėsim, ar kiti kiaušiniai galės patikrinti ant prožektoriaus, ar dar bus ar nebus. Nes man atrodo visi, kurie jau buvo prasikalę, visi jau kaip ir išsirito. Eina šiek tiek fainiai. Jie atrodo tokie, kaip pasakyti, pažeidžiami. Bet jie ir tokie lengvučiai, viens per kitą lipa per galvas. Čia daugiau visas tas veiksmas vaikam pažiūrėti, pasidžiaugti. Kaip tik Velykos, kiaušinukai, tai jau galvas net gal. Kokie ir tokie šlikštukai, mažiukai šlikštukai. O paskui paliek pukučiai, eina parodysiu, kur jas laikom. Į ką tu čia žiūri? Jau čia taikais, ne? Tai va, matot, yra išlindęs, iškišęs nosį. To plokštė šildoma, tai jie ten palenda į vidų ir būna kaip po mamikė. Įdėjom biškį maisto, vandenuko. Reikia pabarstyti, sako, po visą trobą maisto, kai jie pradėtų kapsnoti žemę. Bet jau. Dar greičiau čia džiūna, nes ten biškį drėgna yra. Tai jie kaip bijo, nori pasislėti palenda po to, kai nori išdykauti išlendau. Vienintelis minusas šitos plokštės, tai kad tu nematai, kada nori jų. Bet pliusas tas, kad tau tą lempą nespigin visą naktį. Va, ir fainiai. Čip. O tu čia, ką nori? Norėtum suėsti jau tos viščiukus, ką? Maksai. Gražuoliai. Valgo jau. Va, guli savo. Jie ten šildosi. Tai va, tai ką aš galiu pasakyti apibendrinant, kad kol kas įvyko perinimas daugiau negu 50%, tai labai džiugina, labai smagu, bet aišku, dar šiandien tik suėjo 20,5 dienos. Realiai dar galim kokias 3-4 dienas palaikyti, nu iki 24-5 kažkur, bent jau taip sako internete. Aš iš tikrųjų labai mažai asmeninės patirties turiu su tokiais dalykais, bet va viską kiek domėjausi internete, kiek žiūrėjau, tai būna netgi, mato, jeigu kiaušinis vystosi, bet gal jisai lėtai netgi būdavo nuo vištų, atima jau vištos nebesėdė ant kiaušinių, bet patikrina ir jeigu, viduj juda, judesys vyksta, tada įdeda dar paperina kelias dienas. Tai galvas iškėlė, va tas su geltonais, geltona papilvė, bet juodas. Va tie visi juodi, tai turėtų tos mėlynus kiaušinius dėti. Man tie buvo, būčiau turėjęs, būčiau visus dėjęs. Tos geltonus, tos ne geltonus, o mėlynus. Tai va, tai dar palaukim, dabar važiuoju biškį darbus, turiu susitikimų ir tada pažiūrėsim. Gerai išjungiu šviesą, nes jie baidosi arba labai aktyvus pasidaro, kai juos apšvieti. Tai kai išjungi, jie eina, atsigula savo ir miega. Ir jų nereikia, pirmas 48 valandas gali neduoti nei gerti, nei valgyti nieko. Tai juos laikom ten viduj tol, kol jie jau tokie biški apdžiūna. Jie visiškai neišdžiūna, nes ten vis tiek drėgmės santykis labai didelis. Bet jau kai perkeliam į dėžę, jau 4 yra perkelti, tai iš karto matos, kai jie sausesni pasidaro. Tokie aktyvesni. Kaip inkubatorius už 30 euriukų. Fantastika. Cipaliukai jau pratukė. Vai. Nebijokis nekanda stipriai, jeigu taip papiršiuką nuleisi, gali jie prieis, tada pakasysi biškį. Labas. Labas, gražuolė.
Kada jie labai. Nebijo, jisai keista, jam tik tai kažkai įčiupinėja, taip. Nu. 7 gražuoliai. 7 gražuoliai. O jau palytė, va. Jo. Jau 3 stiktas paruko, va tam. Laukan. Prisikakoja, jau prisisisioja jie čia. Vaikas turi va taip daryti. Taip, ir kai būna šalta, jie ten lenda į vidų. Bet kada maistą yra įdėta. Ten vandenukas šiandien. Bet kada maistą yra įdėta su vandenuką. Ten akmenukas, kai jie neįkristų, nenuskestų. Tipas. Kuo tu čia nervuoja, suskienė to? Nesnervuok. Tipas prikakoja čia. Va, kokie gražus visi. Kartais reikia pabaksnuot, kai jie išlysta. Tada visi subėga. Tipas. Tai va, mėlieji, toks mano ūkio papildymas kol kas. Iš 12-7 viščiukai dar du ant klaustuko, bet greičiausiai ne. Nes vakar žiūrėjom, tai neįrodo, kad negerai, neįrodo, kad gerai, jokių ženklų. Tai tikiuosi iš tų 7 vištalių nebus kokie 5 gaideliai. Būtų šis tragedija tada. Vieni gaidžiai. Visai gerai, kaip už 30 euriukų aparats. Labai gerai, jeigu nepamiršiu ir surasiu nuorodą, į aprašymą įmesiu, kur pirkau. Bet pirkau eBay, ta prasme, bet koks pavadinimas. Jeigu kam įdomu, gali pamėginti. Labai daug kas daro patys inkubatorius iš lempo, bet ten, manau, labai sunku reguliuoti, arba reikia turėti indikatorius, nu, žodžiu. Va. Tai šiam kartui tiek ir sugalvosim kažką kitą vėliau. Gal, jeigu bus daug gaidžių, reiks vėl perinti dar vieną dozę. Все, čau, chebrytė.